Sveiki, bibliotekos skaitytojai ir mūsų tinklalaidės Skaitau ir gyvenu klausytojai. Šiandien sveikiname su jumis dar viename tinklalaidės epizode ir šiandien esame Plungės parke ir kalbame su Amelija Jundulaitė. Sveika, Amelija. Sveika, malonu čia būti. Tai pradžiai gal prašysiu, kad tu tiesiog prisistatytum mūsų žiūrovams, klausytojams, kažką trumpai apie save papasakotum, o jau vėliau aš tavęs paklausinėsiu. Tai tiesiog tokį trumpą intro apie save. Gerai, tai esminė informacija jau žinote, mano vardą pavardę, esu Amelija. Turbūt esu šitoje laidoje, nes esu skaitytoja. Gal neskaitau tokiais kiekiais, kokiais norėčiau skaityti, bet tikrai skaitau daugiau negu kad 0 knygų per metus. Ir skaitau ir užsiimu rašymu, tai literatūra yra tikrai labai svarbi mano gyvenimo dalis ir ji informuoja gal ir dalykus, kurie nėra susiję su skaitimu, nes aš užsiimu ir piešimu, bet man kažkaip tai yra labai susipynę su literatūra. Mane labai traukia komikso meno forma, mane labai traukia animacija, kas irgi yra susiję su tekstais, su tekstų rašymu, dialogu. Supratau, tai tiesiog, kadangi aš jau žinau, mūsų žiūrovai dar nežino, bet tu stoji dabar, bandai stoti į menus, tai gal tiesiog papasakok plačiau, kur tu stoji, kaip atėjo ta mintis, kad būtent ten stoti, nežinau, ar čia jau mokykloje užgimė, galbūt labai patiko dailės, kokios pamokos, ar nežinau, iš kažkur kitur atėjo tas susidomėjimas ir kaip tas žinojimas, kad būtent ten nori stoti, o ne kažkur kitur. Kaip visą tai? Tai šiuo metu, aš dar nežinau rezultatų, aš bandžiau įstoti į Vilniaus dailės akademijos grafikos programą. Aš tikrai ne visą laiką žinau, kad aš noriu stoti konkrečiai į grafiką. Man labai daug iš tikro gyvenime yra pasikeitę tų idėjų, ką aš noriu daryti su savim, su savo ateitim. Ilgą laiką galvojau, kad aš noriu keliauti į mados dizainą, į kostiumo dizainą. Mane ypač labai traukia kino ir teatro kostiumai, bet tada supratau, kad gal man patinka mada, bet tai nėra esmė. Mano kūrybiniai impulsai, jie nesisuka apie rūbą. Gal rūbas gali būti to kažkokia išraiška, bet tai nėra pagrindas. Aš supratau, kad visgi keliaujant gyvenimo metais atgal, kas visą laiką buvo, tai buvo piešimas, linija ir rašymas. Iš tikrųjų, aš rašyti pradėjau labai anksti. Gal kokioj 1-2 klasėje mano mama turėjo mane išmokyti naudotis kompiuterio klaviatūrą ir aš rašiau savo knygą. Ta knyga buvo apie Robiną Hoodą, mano originalią veikėją ir visokius kitokius charakterius iš knygų, kurias skaičiau ir jie visi ten tiesiog, aš neatsimenu pilno siužetą, bet atsimenu, kad buvo miškas ir buvo mano baltaplaukė veikėja su povo uodega, kuria visi žavėjosi. Aš manau, daug rašytojų galėtų pasakyti, kad jų pradžia buvo maždaug tokia. Nuklydau truputį nuo temos, tai grafika, nes man grafika yra labai susijusi su knygos menu, turbūt su iliustracijom, su komiksais, su grafiniais, bijau suklysti, su grafiniam novelėm. Tai turbūt todėl ten ir pasisukau, nes aš supratau, kad tai labai nenuskriaus visų būdų, kaip aš noriu reikšti savo kūrybą. Aišku, yra ir kitas sluoksnis, kodėl pasirinkau stoti būtent tenai. Tasai pats, galbūt čia kontroversiškai pasakysiu, bet amatiškumas to, tu fiziškai dirbi, tu jauti tą svorį savo darbą. Pavyzdžiui, lino raižinį, kai aš esu darius lino raižinį, aš susipjaučiau ranką, bet, aišku, buvo nefaina, skaudėjo, bet vis tiek tai jautėsi, kad aš kažką darau su savo rankomis ir aš manau, tokiam technologijų amžiuje yra labai vertinga žmogui pajausti, kad kažką daro su savo oda, su savo kūnu. Skamba tikrai labai įspūdingai, kadangi turbūt nedaugelis galėtų pasakyti, kad juos tas žavi. Sakykime, kaip ir pati sakai, kad tame technologijų amžiuje atrodo mes palstame nuo viso to. Tai kaip gimsta tavo idėjos? Pavyzdžiui, kai sugalvoji kažką ar nupiešti, ar kažkokį tai dirbinį padaryti,
kaip tu, iš ko pasisemi tą idėją, kai įsivaizduoji kažkokį tai piešinį, nežinau, ar idėjų semiesi iš gamtos, iš knygų, filmų, iš ko? Turbūt nėra tokio vieno konkretaus šaltinio. Šiaip aš net nepasakyčiau, kad man ateina kažkoks vizualas. Aš, kad ir kaip tai keistai skambėtų, aš nelabai vizualizuoju dalykus savo mintyse. Man tai labiau yra kaip nuotrupos ir aš išgryninu vaizdą per eskizus, per bandymus ir taip toliau. Bet, nu, dažnai kasdienybėje tiesiog ateina dalykai. Pavyzdžiui, plaunant indus, koks nors labai geras dialogas ateina knygai, reikia bandyti nepamiršti visą laiką, greičiau numuilintas lėkštas ir bėgti prie užrašų knygutės, kol dar neišgaravo. Na, aš manau, kad visur galima rasti įkvėpimo, jeigu tu esi atviras tam. Kad pačiam banaliausiame darbe yra grožio, yra kažkokių kabliukų, iš kurių gali užsikabinti. Aš, pavyzdžiui, neseniai kepiau rabarbarų pyragą ir kai aš pjausčiau tą rabarbarą, aš tiesiog turėjau sustoti ir tiesiog pasižiūrėti, nes man buvo tokia graži spalvų, toks gražus spalvų žaismas, ta rūžava ir žalia ir tiesiog tai, kaip jos viena su kita susidūrė ir perėjo, mane tiesiog sustabdė, aš turėjau užsirašyti tiesiog žalia raudona rabarbarą savo knygutėj ir turėti, kad kažkada, kai norėsiu su tuo pasižaisti, kad turėčiau kažką prie ko prikipti ir kažką galbūt išplėtoti visiškai kitaip, kur žmogus žiūrėdamas į tą paveikslą ar kažką net nesupras, kad čia buvo rabarbaras. O jeigu, sakykime, dabar įstosi, studijuosi, ar įsivaizduoji, kuo norėtum dirbti, kokia būtų tikslinė tavo, nežinau, kokia profesija, sakykime, mane, kur norėtum specializuotis ateityje, ar įsivaizduoji, kadangi kalbėjai apie rūbus, apie madą, tai gal kažkaip vis tiek žinai, kur norėtum nueiti, nežinau, yra daug sričių, kur galima su menais nueiti, bet gal kažkokią turi labai vieną mėgstamą. Na, turiu, aišku, savo svajonę, kuri būtų išleisti savo kūrinius pasaulį, parašytus ir iliustruotus manęs, tik manęs, bet aišku, mane labai traukia ir bendravimas su kitais ir kūrimas su kitais, tai galbūt aš norėčiau su kitais menininkais sukurti kažką, išleisti kokį leidinį, aišku, norėčiau parodose dalyvauti, aišku, yra ir ta realybė, kad nelabai turbūt yra įmanoma tik iš to pragyventi, tik iš, pavyzdžiui, savo kūrybos išleidimo į pasaulį. Tai aš manau, kad labiau praktiškai galvojant, aš visai norėčiau kokius nors plakatus iliustruoti, kurti, kitų žmonių knygas iliustruoti, knygų viršelius kurti. Kokia grafikos dizainerė, ar ne? Kažkas į tą temą. Nes mane tikrai žavi knygų viršelį. Aš žinau, kad ir tas posakis visų atkaltas, net nesakysiu jo dabar, bet mane labai traukia knygų viršelį. Aš manau, kartais yra verta nueiti į knygyną, vien tam, kad pačiupinėtas knygas, arba į biblioteką, nueiti pačiupinėtas knygas ir tiesiog pažvelgti į spalvų žaismą, į formų žaismą ir kaip tai, pavyzdžiui, keitėsi per laikus ir kaip per viršelį, per tokį labai greitą kur tu greitai pasižiūri ir nusprendi, ar tu nori imti šitą knygą ar ne. Kaip per tą trumpą, efemerišką momentą tau yra perteikama informacija. Kadangi paminėjai tą kismą per metus, per laikotarpį, tai ar randi tą žavesį meno tik šiuolaikinėme mene, ar turi ir kažkokių, nežinau, galbūt amžių, iš istorinių amžių, kurie irgi tave žavi kažkokia tai specifika, detalėmis, galbūt pasidalintum, koks menas tave pačią kaip jo žiūrėtoja ar net žavi labiausiai. Geras klausimas. Na, aš nediskriminuoju tikrai, bet man aišku labai daug žavesio turi visas pop art judėjimas, bet čia jau toks, kur labai savaime aišku. Ir ne tik pats judėjimas, bet ir tai, kaip jisai atspindi pasaulį. Bet aišku, visos eros turi savo grožį. Mane dar šiaip labai traukia kaip tik antikos menas ir menas prieš civilizacijas, koks nors bronzos amžiaus menas. Iš viso gal dabar bijau sumeluoti.
Na taip, turbūt čia skaitos kaip bronzos amžius, kaip tik aš neseniai buvau Palangos gintaro muziejuje ir ten yra labai daug eksponuojama visokių aksesuarų ir tokių gintaro darinių. Ir mane labiausiai traukia tie patys tokie primityviausi, kur vos matai žmogiuką, rankytės, kojytės yra toks vienas kažkoks darinys ir tada ten yra skylutės, nes galbūt nešiojo tą. Tai mane labai galbūt traukia tai, nes tai yra kažkas, kas nuo mūsų yra atskirta tiek daug laiko, kad tai yra, tai ateina mums be kažkokių visokių kontekstų susipynusių, su kuriais mes žiūrime į, pavyzdžiui, kokį nors dabartinį meną, arba, nebūtinai dabartinį, bet meną prieš kelis dešimtmečius sukurti. Tas toks antikos menas, kur nėra jokio aprašo, nėra kažkokio labai aiškaus paaiškinimo, mane labai žavi tai, kad yra erdvės interpretacijom ir kažkokiam gal magiškam mąstymui, amuletai ir panašiai. Nes galbūt pats gali interpretuoti, ar ne, daugiau vietos lieka tai kiekvieno asmeniniai interpretacijai. Tai kadangi paminėjai Palangos gintaro muziejų, tai norėjau paklausti, ar pati dažnai lankaisi muziejuose, parodose ir kitose meno erdvėse? Stengiuosi nepraleisti progų pabūti tose erdvėse, nes man tai turbūt tiesiog duoda, kaip čia pasakius, tai mane pastumėjo tolyn gyvenime, kai jautiesi, kad esi įstrigęs į kažkokią rutiną, tiesiog pabūti tokioje erdvėje, kur yra vieno žmogaus ar kelių žmonių kūrybinė jėga, kažkokia kita interpretacija pasaulio, man tai labai daug duoda. Dėl to man labai patinka biblioteka, nes bibliotekoje vyksta labai iš tikrųjų daug parodų ir įvairių ir įdomių, tai aš manau labai verta dėl to čia lankytis. Ir šiaip dėl tos pačios priežasties, aš biškai grąžinsiu šitą epizodą į skaitymą, yra labai verta skaityti, nes aš manau, tarp žmonių individualių yra labai didelė atskirtis. Netgi tarp labai panašių žmonių vis tiek yra toksai atstumas, kur pilnai vis tiek nesusikalbėsi, nesuprasi viens kito. Ir gal čia skamba labai kažkaip niūriai, bet aš nemanau, kad tai yra niūru, tai tiesiog yra, niekas pilnai nepažins tavęs, nepažins tavo viso konteksto ir visų dalykų, kurie tave formavo. Bet kai tu pasineri į meną, į literatūrą, kai tu skaitai knygą, tu labai daug savęs atiduodi būtent tam tokiam supratimui, tam atstumo numažinimui. Ir tuo pačiu tu suvoki tą knygą, bet ta knyga gali atgal suvokti tave, man toks jausmas, suvokti, atjausti, suprasti tave. Nes aš neseniai perskaičiau knygą 100 metų vienatvės. Jinai jau buvo skambėjusi šioje tinklalaidėje, kiek pamenu, bet jinai tikrai yra nuostabi knyga. Jinai tikrai sukelia labai daug emocijų ir tiek teigiamų, tiek neigiamų, bet ką aš pastebėjau skaitant ją, kad aš tos knygos jaučiuosi visiškai matoma, kad aš būčiau padaryta iš tokių sluoksnių, tokia išskleista ir kiaurai per visus tuos sluoksnius pereina ta knyga. Ir aš manau, todėl turbūt ir skaitome tam, kad sumažinti tą kažkokį, išsklaidyti tą kažkokią miglą, kuri mus supa kasdienybėje. Labai įdomiai ir taip, meniškai, sakyčiau, pasakei. Aš dar norėjau, jeigu užbaigdama tą dalį apie meną, paklausti, ar turi kažkokį, nežinau, mėgstamą menininką, gal kelis, gali būti ir skirtingų sričių, tiesiog, kad pasidalintum su mūsų klausytojais ir tuo pačiu gali ir pasidalinti, aišku, ir mėgstamais rašytojais. Tiesiog apjungsim. Aš galiu apjungti ir rašymą, ir piešimą vienu autoriumi, Art Spiegelman. Aš nežinau, ar jo knyga yra versta į lietuvių, bet jisai išleido komiksą, kuris vadinasi Mouse. Ten yra atsiminimai jo tėčio iš koncentracijos stovyklos ir jų gyvenimas po to. Ir visa tai yra perteikta komikso forma su tokiais pelyčių charakteriais, labai tokiais, nesakysiu, kad vaikiškais, bet mes asocijuojam antropomorfinius gyvūnus turbūt su vaikiškumu.
ir per tą per komiksą yra labai jautriai ir efektyviai parodyta tos šeimos tragedija ir istorija. Ir tai aš manau, kad visiems yra labai verta perskaityti tą knygą. Ir aš esu girdėjusi, aš pati asmeniškai nebuvau vienas iš tų žmonių, kurie nuvertina komiksus, bet daug žmonių perskaitė tą knygą, supranta komikso galbūt galę kaip formas ir nemano, kad tai tik kokie supermenai ir taip toliau. Kas dar man iš menininkų patinka. Neseniai sužinojau apie tokią menininkę Corita Kent. Jinai amerikietė, jinai, man atrodo, buvo to pop art judėjimo dalyvė. Jinai buvo labai religinga, jinai, man atrodo, buvo vienuolė ir tai labai gražiai matosi jos kūryboje. Jinai kūrė religinį meną, kuris buvo ir pop menas tuo pačiu metu, su tokiom žaismingom spalvom, su tokiom drąsiom formom. Ir jinai labai tobulino savo techniką, jinai tikrai buvo atsidavusi amatininkė ir atsidavusi menininkė ir mane tai labai įkvepia. Aš galvoju, ar man kyla daugiau konkrečių vardų ar ne. Na, šiuo metu skaitau Patti Smith knygą Tiesiog vaikai ir ta knyga tiesiog taip, beskaitant, paryškina aplinkinio pasaulio spalvas man, kad aš negaliu neišsisukti neparekomendavus tas knygos, nors dar jos nebaigiau, bet man jinai tokį įspūdį paliko ir jinai labai paprastai perteikia kūrybiško žmogaus patirtį ir tokias tikrai nelengvas patirtis, tokius sudėtingus išgyvenimus, bet tu skaitai ir tu atjauti, bet tu nesijauti toksai nutemptas žemyn, tu nesijauti apsikrovęs svorį, tu kaip tik jautiesi nusimetęs svorį, nes tu matai, kad žmogus gali pergyventi labai daug, bet vis tiek rasti kažkokio grožio kasdienybėje, gyventi labai bohemišką, nepritekliaus pilną gyvenimą, bet rasti magijos kasdienybėje, rasti magijos istorijos sekime. Man labai įstrigo vieta, kur jinai ir jos meilė, jie visiškai neturi pinigų, jie sunkiai ir skurdžiai gyvena. Ir jinai pasakoja tam savo vaikinui istorijos iš savo vaikystės ir sako, papasakok tą. Ir man tai labai parodo tą kūrybos grožį, kūrybą ne kaip kažkokį. Aš manau, mes labai dažnai žvelgiame į meną kaip į kažką, čia muziejuje, čia jau kažkas tokio labai, atleiskite už anglizmą, fancy. Bet man ta knyga parodo kūrybos galią kasdienybėje, net neturint nieko, turint tik save, savo atmintį, savo žodžius, tą galią alchemizuoti savo patirtis į kažkokį tarpusavio supratimą, į šilumą. Aš taip klausausi ir suprantu, kad tau labai yra svarbu, kad knygose būtų tos tokios tikros patirtis ir nežinau, jos turbūt ir įkvepia, ypač kokiose kritinėse situacijose, kaip skaitai tokią knygą ir matai, kaip žmonės išgyvena dar ne tokius galbūt sunkumus, kokiais turėjome mes. Tada gal ir mūsų tos problemos, nežinau, mažesnės pasidaro, arba atsiranda daugiau tos vilties, ar ne, kad jos pasibaigs, kad anksčiau ar vėliau viskas bus gerai, viskas susitvarkys. Tai suprantu, kad labai panašiai manęs šiuo aspektu skaitytoja, nes aš irgi bandau knygose to ieškoti. Tai pavardinai labai daug užsienio autorių ir dėl to norėjau paklausti, ar turi, nežinau, nors vieną kokį nors lietuvių autorių, galbūt iš mokyklos kas nors įsiminė, bent kas tikrai patiko, kur, žinai, nebuvo ta tokia didelė kančia, nežinau, kaip mokiniams yra skaityti, tai gal kažkokį bent vieną. Ne, tikrai buvo. Man labai, atsimenu, Biliūnas patiko. Aš net nustebau, kaip jis man patiko. Aš skaičiau ir man vos ne ašaros riedėjo, kaip mane tai palietė. Man dar labai patiko Šatrijos ragana, Sename dvare, man atrodo, vadinasi. Man tiesiog, aš atsimenu, aš jaučiausi transportuota iš priprakaituoto įkaitusio kabineto į tą aplinką.
čia irgi Šatrijos ragana, irgi šiek tiek su menu susijusi, tai galimai viskas aišku, kodėl patiko. O šiaip, kalbėjai ir apie bibliotekas, tai dar prie šitos minties norėčiau sugrįžti, nes mes vis dėlto filmuojam bibliotekos tinkladę. Tai apskritai, kas tau yra biblioteka, be to, kad čia nevyksta parodos, ateini, gali ateiti knygų pasiimti, kaip apskritai tu jautiesi, nežinau, bibliotekoje, ar kaip tu vertini šitą erdvę, kas jinai tau asmeniškai yra, gal šiek tiek daugiau išsiplėsti. Na, man tai vien jau pati idėja bibliotekos yra labai, labai graži, nes tu gali tiesiog ateiti, pabūti ir tu neturi įsipareigoti. Nu, aišku, turi įsipareigoti nepadaryti betvarkės, pavyzdžiui, bet tu neturi, nežinau, pavyzdžiui, kino teatre, tu susimoki pinigus, atsėdi visą filmą ir apturi patirtį. O bibliotekoje tu ateini, tu gali pavartyti knygą, pavartyti žurnalą, tiesiog pabūti ir iš tavęs niekas nieko nereikalauja. Bet, nu, man turbūt dar labai svarbus tas parodų aspektas. Aš atsimenu, net paauglystėje su drauge vis vaikščiodavom į Mažvydo biblioteką, žvelgdom, kokios parodos vyksta. Ir šiaip bibliotekoje yra ne tik knygos, pavyzdžiui, yra galimybė pasiklausyti plokštelių, tai mes tikrai tuo naudodavomės. Tai yra tiesiog tokia labai įvairiapusė erdvė, kurioje tu gali pabūti, kuri nėra namai, bet kuri neprašo iš tavęs, pavyzdžiui, susimokėti, pavyzdžiui, siaubas jau mus išneku. Tai jo, tai yra tokia labai laisva, daug duodanti erdvė, tai yra bendruomenės erdvė. Aš manau, kad visiems yra verta pabūti bibliotekoje, nes tai yra labai, labai, labai socialinis, aš manau, darinys. Labai gražiai pasakėjai, viskas gerai ir tikrai nenusišnekėjai. Kadangi paminėjai, kad ir su drauge eidavote į biblioteką, tai gal toks klausimas, ką pastebi bendramžių tarpe susijusio su skaitimu? Ar skaito tavo metų jaunesni žmonės? Kaip jie vertina skaitimą? Nes labai dažnai mes girdim tą, ne, kad vaikai, jaunimas skaito mažai, daugiau prie ekranų. Tai kaip yra tavo aplinkos, tavo bendramžių tarpe? Aš manau, yra labai, labai įvairiai. Nenoriu su vienu sakiniu visko taip imti ir apibriežti, nes aš nevadinčiau savęs Gen Z balsu, bet, nu, aš manau, kad tikrai yra skaitimo sumažėjimas, bet aš manau, kad tas skaitimo sumažėjimas yra tiesiog šiuolaikinė problema, kuri apriepia daugiau negu kad mano kartos atstovus. Aš manau, kad dabar yra tiesiog labai daug kitų būdų išsiblaškyti, kurių galbūt nebūdavo anksčiau. Bet taip, aš manau, kad mano karta mažiau skaito, bet aš tikrai manau, kad vis tiek yra tų, kurie vertina literatūrą, kurie vertina skaitimą ir kurie vertina rašymą. Tikrai pritariu. Dar prie knygų grįžkim vis dėlto, tai gal labiau dabar norėčiau per tą prizmę eiti apie tavo tiesiog tokias kaip rekomendacijas ir apskritai. Ar, nežinau, turi galbūt vieną tokią knygą, kuri bet kurio gyvenimo tarpsniu skaityta, nebūtinai turi būti dabar, neseniai kažkada, bet tokią, kuri tave arba labai nustebino, arba labai sukrėtė, arba kažką tai tavo gyvenime pakeitė, tarkim, perskaitė ir kažkas pasikeitė. Ar turi tokią knygą, kurią, nežinau, galbūt prisiminsi dar ir po 10 ar 20 metų? Tikrai geras klausimas. Truputį greitai pernaršysiu knygas, nes tikrai yra tokių, kurios paliko pėdsaką, bet aš noriu pasakyti kokią nors, kurios dar neminėjau. Nes pirma knyga, kuri šovė į galvą, buvo 100 metų vienatvės. Jis tikrai labai stipriai mane sukrėtė. Ir galbūt dėl to, nes aš ją per labai ilgą laiko tarpą skaičiau. Aš, man atrodo, ją 2 metus skaičiau, kol perskaičiau, vis padedant ir pasiemant. Bet be tos knygos šiaip viena knyga, kurią įvardinčiau, turbūt yra Karmila Lefanu rašyta. Jinai mane labai įkvėpė tuo, kad aš ją perskaičiusi, pradėjau vėl labai norėti skaityti, nes mano gyvenime buvo etapas, kai manęs
nelabai mane traukė skaitimas, atrodė, kad vis yra kitokių veiklų ir vis atrodo, kad čia jau per prievartą, tai nebus malonumas. Bet kai aš tą knygą perskaičiau, aš ją per keletą pasisėdėjimų perskaičiau ir jinai tokia, kur negali padėti, tiesiog verčiasi puslapiai ir tai labai įkvepia mane toliau ir daugiau skaityti. O kadangi paminėjai, kad turėjai tą tokį momentą, kai, atrodo, nesinorėjo tos knygos, ar ne, galbūt šiek tiek atsiribot nuo to skaitimo, ar būtent ta knyga tau padėjo sugrįžti, ar nežinau, dar kažkas? Ir šiaip, kokių turėtum rekomendacijų galbūt kitiems skaitytojams, kurie irgi su šituo susiduria, kad, tiesiog atrodo kažkoks atsiranda tas užsiblokavimas, kad sunku paimti ir vėl pradėti skaityti. Tai ką patartum galbūt su savo asmenė patirtim siejant? Turbūt patarčiau nepasiimti pačios stariausios knygos, kuri jau tavęs metus laukia lentynoje, nes tada tiesiog sudaužysi savo širdį. Man Karmila labai suveikė, todėl nes ten buvo plona knygutė, kurią aš labai lengvai perskaičiau ir įgavau tą pagreitį, nes, aš čia taip greitai perskaičiau šitą knygą ir man buvo taip malonu, aš noriu dar. Ir tada jau nebe taip baisu ir tą storesnę knygą pasiimti. Tai turbūt rekomenduočiau pasiimti kažką nebūtinai lengvo, bet kažką neilgo, kad tiesiog save vėl prijaukinti. O šiaip, ar esi ta skaitytoja, kadangi paminėjai ir storas knygas, ar esi ta skaitytoja, kuri būtinai perskaito iki galo visas knygas vienareikšmiškai? Oi, ne. Aš turbūt daugiau knygų neperskaitau, negu perskaitau, nes aš vertinu savo laiką ir jeigu aš kažkiek paskaitau ir suprantu, kad ne mano, tai aš padedu. Yra tam tikros išimtis, aišku, kai tai yra kokia nors klasika, kai tai yra negrožinė knyga, kur aš suprantu, kad man tiesiog bus sunkiau skaityti, va tada aš save truputį verčiu ir dažnai tas vertimas duoda vaisių. Galvojau, kad pasakysi, kad duoda liūdnų pasiekmių. Kartais reikia daryti sunkius dalykus. Tai jo, girdėjot klausytojai, kartais reikia perskirti. Mokslo šaknys karčios, o vaisiai saldūs. O kaip tu apskritai manytum, kas jaunam žmogui padeda atrasti tą skaitimo džiaugsmą? Jaunam žmogui, aš manau, aš tada grįžčiau prie tos savo minties turbūt apie nesupratimą, nes aš manau, šiais laikais labai daug jaunų žmonių jaučiasi labai vieniši, labai pasimetę, yra labai daug pokalbių vyksta apie tai, bent jau tose erdvėse, kuriuose aš naršau. Tai aš manau, kad jeigu labiau jaunam žmogui skaitimas būtų pateiktas kaip galimybė būti suprastam ir suprasti kitą, kaip galimybė galbūt tą vienatvę neatbaidyti, nes jinai vis tiek bus, bet prijaukinti, kaip su jie susigyventi, kaip pamatyti, kaip, galbūt žmogus prieš 100 metų jautė tą patį, ką aš jaučiu. Pavyzdžiui, man Ursulos K. Le Guin knyga Kairė tamsos ranka labai suveikė šiuo klausimu, nes ta knyga buvo parašyta, bijau suklysti, 60-aisiais, man atrodo, kažkada tame laiko tarpe. Ir ta knyga labai iš tikro giliai narsto temas, apie kurias aš pati labai daug galvoju. Pavyzdžiui, apie lytinių rolių temas. Tai aš manau, kad jeigu daugiau žmonių suprastų, kad yra daug žmonių, kurie turėjo panašias patirtis kaip jie, ir kai kurie iš tų žmonių negi knygas parašė, aš manau, kad daugiau žmonių skaitytų. O kaip manai, ar, nežinau, socialiniai tinklai gali kažkaip padėti skatinti skaitimą? Būtent jaunų žmonių tarpe, ar pati, nežinau, kažkada esi galbūt atradusi ten, nežinau, rekomendacijų kažkokių, ar kokį nors įkvepiantį žmogų, ar tai, kuris pats rašytojas galbūt veda savo socialinius tinklus, arba dar kažką, kas tiesiog būtent atėjo iš socialinių tinklų ir tu pamatei ir kažkas, nežinau, surezonavo tiesiog. Tikrai taip. Esu nemažai poezijos knygų atradusi, nes pamačiau trumpą ištrauką ir galvoju, man įdomu, noriu perskaityti visą. Ir aš manau, kad galim kalbėti apie, galim kad ir valandą kalbėti apie visus neigiamus aspektus socialinių tinklų, bet koks yra didelis pliusas, yra bendruomenės. Ir aš manau, kad internete yra tikrai susiformavusios skaitytojų bendruomenės, kur tarpusavį vyksta bendravimas, vyksta rekomendacijos, vyksta diskusijos, kritika ir taip toliau ir panašiai.
Tai aš manau, kad tikrai tai gali privesti prie skaitimo žmogų, kuris galbūt nebūtų tuo susidomėjęs. Manau, kad tai gali parodyti skaitimą kaip kažką, kas yra madinga ir faina ir nėra kažkoks, ai, čia mano mama skaito, aš neskaitysiu. Nes būsiu nemadinga. Jo. Tipo, wow, mano amžiaus žmonės kažkokie gražus irgi skaito, tai gal man irgi reikia pabandyti. Nu, čia labai gal šaržą tokį pavariau, bet aš manau, kad paauglystėje truputį yra tokio mąstymo, kur, ai, kad tik ne kaip tie seni bezdaliukai. Labai teisingi žodžiai, tikrai pritariu ir manau, šitie jauni žmonės, kurie klausysis šitą mūsų pokalbio, tikrai turėtų susimastyti ir įsiklausyti tavo žodžius. Tai aš gal tada eisiu jau prie pabaigos ir norėčiau tavęs paprašyti tiesiog, kad tu pasidalintum kažkokią tai mintimi, kažkokiu palinkėjimu mūsų klausytojams. Tiesiog kažką nuo savęs, ką norėtum visiems pasakyti, visiems, kurie klausysis. Na, turbūt palinkėjimas yra skaityti, kad ir kas tai būtų ir nebijoti nukrypti nuo jau išmintų takų, nebijoti paskaityti kažką keistesnio, kažką iš rašyto žmogaus, kuris tau labai tolimas arba geografiškai, arba laiku, arba tiesiog socialinė padėtimi, nes labai daug gali gauti, jeigu tu pasistengi pabūti, jeigu pasistengi pasidomėti, taip giliai pajausti labai priešingo tau žmogaus patirtį, kuri yra perteikta knygoje. Nu, ir nebūtinai tai yra memuaras, nes iš karto galbūt mintis kyla apie kokius nors memuarus, bet aš manau, kad visame mene atsispindi kūrėjas. Tai aš manau, kad, pavyzdžiui, skaitydami kokios nors klasikas, Iliadą, Odisėją ir rasdami kažkokių sąlyčio taškų su tomis problemomis, su tais veikėjais, mes tikrai galime pagilinti savo kasdieninį gyvenimą, savo suvokimą. Supratau. Ačiū labai, Amelija, labai gražus palinkėjimas ir apskritai ačiū tau už labai įdomų pokalbį. Man pačiai buvo labai įdomu klausytis, tai tikiu, kad ir klausytojams taip pat. Linkiu tau visokiojopos sėkmės tavo būsimose studijose. Linkiu, kad tas stojimas būtų sėkmingas ir nežinau, po kiek metų mes turėtume labai garsę grafikos dizainerę ir rašytoją iš Plungės. Galėsim pakartoti, kai išleisiu savo knygą. Būtinai, mes jau davėm pažadą, susitarimą, tai taip, kad... Ačiū jums visiems, kas klausėtės ir susitiksime kitose epizoduose. Visa?